Gerai, jei kuris sustos, o jei ne, visiems teks atsisveikinti su šiuo pasauliu. Kuo graudinės, vaikinė? Tų panų buvo ir bus. Juk ne tai svarbiausia, o svarbiausia tai, kad žolės būtų. Tu ko gero nežinai, koks čia mėšlas. Aš šitą mėšlą užeisiu. Tu pažiūrėk, kiek čia. Visi nebeaišku, kas su kuo, kuri kieno. Nebėra nuosavybės, nieko nebėra. Svarbu tik susileisti ir visiems relaksas, tipo. Pažiūrim, ką jinai čia turi, gal ką nors vertingo. Išprotėt, atiduokit daiktus. Pažiūrėk, Lamybės, žmog! O, ką matau? Eliza, nekreip dėmesio. Visi čia kvailioja, gerti pritrūksta. Eime, prisėsim. Eime. Žinai, man kažkas pasidarė, vis apie tave galvoju. Mintis pačios lenda. Gal tu paaiškinsi? Aš noriu pamatyti Džildą. Džilda. Džilda ne pati geriausia persona. Aš tau nepatariu su ją prasidėti. Ji ne pati geriausia persona. Geriau nebendrauk su ją. Aš noriu pamatyti Džildą. Neskubėk. Viską ir aš galiu. Pirmą išgerk. Išgerk. Čo? Tu man sakei, kad turi išvykti, nes bosas siunčia. Tai bosas buvo šita kalė. Padugnė to, tu man kokią laiką traukys. Sip, tu. Jeigu aš išgama, tai tu paleistuvė. Gal pasakyti, kokia tu nekaltybė? Jau nuo 14 metų į mano lovą atsiguliai. Ir už tai gaudavai pinigų savo tėvą ir brolį išlaikyti. Kiaulė, niekšas, sakei, kad mums padėti nori. Tai štai kodėl tu man pinigus duodavai, kad mylėjusi su tavim, o sakei, kad padėt mums nori. Kiek kartų skambinau, niekas ragelio nekėlė. Kas pakels, jeigu tu pas tą gyvatę dienas ir naktis leidai? Kiaulė, kažkiek. Tu padugnė, Džo! Tu dar nežinai, kokią mėšlę tu sėdi. Mes pagalvosim, kokią dozę tau skirti. Jei būsim geri, padidinsim, kad galėtum kaifą nam pasaulį gaudyti. Tu manai, kad esi tekėjęs, tai gali nuglemžęs auką iš ano pasaulio, su jo daryti, ką nori. Ne velnio! Kokius čia moralus pradėjai skaityti? Gazdinti nori, mano laisvę noriu, galiu 10 turėti. Juk čia taisyklių ir apribojimų nėra. Nekalta. Ji pati prie manęs prilipo. Ko čia atsitempiai? Aš juk jos čia neatsitempiau. Į šitą mėšlą neįvėliau. Na, Elė, gerai jau gerai. Jeigu tu jau čia, tai padraugaukim. Pasitrauk man su tokiu, kaip tu man šlikštų pagalvot. Ką tu su manim padarei? Padariau. Aš dar nieko nepadariau, bet dabar tu būsi lygi kaip ir visos. Tik čia! Nesiartink prie jos! Mes tave čia už virvutės ir baigta. Ar tu ir dabar nesupranti, ką tu jai padarei? Žinojai, kad badomės visi kartu, o Džilda? Ką turi prieš Džildą? Džilda, mūsų pasididžiavimas, didžioji patirtis. Šūdžiau, tavęs dar čia nebuvo, kai mes sužinojom apie jos tą turtą. Džilda, živnešiotoja. Meluoji. Pasiklausk patyrusios, gal prisipažins. Padovanojo ir tau, pasidalino su tavim. Bet tu bjaurybė, už ką taip su Eliza? Gyvatė. Žinojo ir vis tiek tylėjo. Guldėsi savo lovą.
Gyvatę užmušiu! Ko nesakei? Mama? Sugrįžai, mama? Dabar vėl bus viskas gerai, mama. Mama. Aš nenorėjau, kad taip atsitiktų. Aš turėjau draugą, mama. Jis mane užkėlė. Nepyk, mama. Aš tavęs maldauju, nepyk. Aš nebegaliu gyventi. Aš išeinu, mama. O Dieve, atleisk man, atleisk, kad aš negalėjau apsaugoti tavęs. Jeigu aš galėčiau atsukti laiką, aš niekada nevartočiau tų šlykščių nuodų, narkotikų. Aš niekšas, aš žinau, aš ilgiau nežadu pasilikti šiame pasaulyje. Aš ateisiu pas tave, aš pažadu. Mes greit būsim kartu. Elė.